Europos parlamento narys Zigmantas Balčytis ragina Europos komisiją prisimti atsakomybę ir aktyviai įsitraukti į atominių elektrinių Lietuvoje, Slovakijoje ir Rumunijoje uždarimo procesą. Pasak Europos parlamento biudžeto kontrolės komiteto nario Zigmanto Balčyčio, sovietinių atominių elektrinių uždarimas buvo mūsų stojimo į ES sąlyga, kurią mes įvykdėme, tačiau pilnas šio objektų išmontavimas pareikalaus didžiulių lėšų. Akivaizdu, kad Lietuva nepajėgi finansuoti visų reikalingų darbų. Tai nėra vien tik tai Visagino, tai nėra vien tik tai Ignalinos, tai yra mūsų Lietuvos, netgi sakyčiau, ateities perspektyvos klausimas. Ar mes tikrai per trumpą laikotarpį galėsime gyventi geriau ir sukurti papildomai darbo vietų, ar mes dešimtmečius, ko gero, brisime iš susidariusios sunkios situacijos, ekonominės situacijos, nes Ignalinos uždarimo klausimui mums šiandieną trūksta 1,5 milijardo eurų. Tai yra apie 6 milijardus litų. Ir jeigu mes negausime reikalingos sumos, tai mes turėsime šitą sumą dengti iš savo valstybės biudžeto. Jeigu mes ją dengsime iš valstybės biudžeto, reiškia bus nukentės arba bus paimta iš kitų sričių, ir iš švietimo, ir iš mokslo srities, iš to pačio žemės ūkio, iš tos pačios mūsų kitos ekonominės sistemos. Todėl aš dar kartą norėčiau pabrėžti, kad ypatingai šituo sudėtingu lygtais ir ekonominiu ir finansiniu laikotarpiu, tačiau mes neturėtume pamiršti savo valstybės interesų ir mėginti visais lygiais, netgi pačiais aukščiausiais lygiais, apginti šitą klausimą. Rengta kartu su Europos parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo alijanso grupės Lietuvos delegacija.